Dar kartą sveiki. Čia turėtų skaidrės pasirodyti, bet manau, kad bus, ar ne? Mano pranešimas nėra tyrimas, kurį galėčiau pristatyti, tačiau tai yra medžiaga surinkta iš skirtingų straipsnių ir mano paties patirties, būtent dirbant regioniniam arba savivaldybių muziejuje. Ir čia ko gero yra man svarbu ir tuo pačiu paskatinimas ir galvojimas, kad ko gero būtų pats metas savivaldybių muziejam pasidaryti tyrimą, mokslinį tyrimą, kaip vis dėlto tie regioniniai muziejai veikia kultūrinį lauką, kokią įtaką daro. Čia ko gero yra toks rimta užduotis mums visiems savivaldybių muziejų bendrijos nariams. Na, mano tema yra Lietuvos savivaldybių muziejai regionų kultūros saugotojai. Ir prieš pradedant temos dėstymą būtų tikslinga išsiaiškinti paties žodžio regionas prasme ir kaip jis suprantamas, šis žodis mano pranešimo kontekste. Na, didžiosios valstybės esančios Europoje, jos tiesiog užima ištisą regioną ir suprantamas tas regionas truputį kitaip, ypatingai žiūrint iš Briuselio konteksto. Tai tie regionai skirstosi vienaip, tačiau mums mažoms valstybėms, Lietuvai, Latvijai, Estijai ir manau taip pačiai Švedijai, ko gero tas žodis regionas skamba truputėlį kitaip, nes mes visi matom arba šiaurės šalis, arba rytų šalis kaip regioną. Tai aš norėčiau pasakyti, paaiškinti, pasidomėjau paties žodžio prasme. Tai lietuvių žodynas šį žodį apibūdina kaip taip, regionas didelis savitas teritorinis vienetas, gamtinis, ekonominis, politinis. Gali būti ir universalus regionas, kaip pavyzdžiui Lietuvoje Žemaitija, Sūduva, Aukštaitija, Mažoji Lietuva. Visuotinė lietuvių enciklopedija teigia, kad regionas didelis gamtinis, istorinis, ekonominis, administracinis ar kitoks teritorinis vienetas turintis specifinių požymių. Na, tai beveik atitinka tai, kas ir ankstesnėjame. Regionai yra daugiapakopiai, gali būti vietos, savivaldos arba subnacionalinio ar viršnacionalinio lygmens. Svetainėje žodis EU regionas yra įvardyjamas kaip didelės sritis, kaip pavyzdžiui Alpių regionas, Atlanto regionas, Briuselio regionas arba Europos bendrijos, Viduržemio jūros regionas, Mursijos, Valonų regionas, ekonominis regionas, kaimiškasis regionas, kalnų regionas ir panašiai. Šio pranešimo temos kontekste regionai traktuojami kaip vietos atitolusios ar esančios atokiau nuo Lietuvos didžiųjų miestų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos. Kartais įvardyjamos kaip provincijomis. Na, jeigu žiūrėtumėm iš Europos konteksto, tai mes esame provincija, tačiau Lietuvoje, žiūrint iš mūsų akimis, Lietuva visa viena provincija arba iš vis nėra tokio dalyko kaip provincija. Tai galėčiau taip teikti. Kaip teigiama visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, muziejinių vertybių rinkiniai Lietuvoje žinomi nuo XVI amžiaus. Jie buvo pradėti kaupti didžiųjų kunigaikščių rūmuose, didikų dvaruose. Nemažai tokių rinkinių XVIII-XIX amžiuje sukaupė Vilniaus universiteto numizmatikos, tapybos ir grafikos, botanikos, mineralogijos kabinetai. Norėčiau išskirti dvarų buvusių ir esančių, ir tebeesančių Lietuvos regionuose vaidmenį kaupiant ir saugant muziejinės vertybės privačiose kolekcijose. Vienas tokių, na, aš vardinsiu tai, kas man atrodo artimiausia, būtent Raudondvarį, kaip vieną iš tokių dvarų turėjusių didelę įtaką Lietuvos kultūriniam gyvenimui. Vienas tokių grafas Michalas Tiškevičius iš Voložino, Napoleono Bonaparto armijos lietuviško 17 ulonų pulko vadas, buvo pirmasis giminės atstovas, tapęs Raudondvario savininku
1815 metais po tėvo mirties vienturtis grafo Juozapo Ignoto Tiškevičiaus ir Marijos Onos Galimskos sūnus Vilniaus gubernijoje paveldėjo Voložiną, Kosiną, Dubingius ir Biržus. 1824 metais iš generolo Ksavero Nieselkovskio grafas pirko Mintaujos apskričiai priklausančias, Mintauja tai buvo Latvija tuo metu, priklausančią Palangą, Darbėnų bei Grūšlaukės dvarus Raseinių apskrityje. Su Mykolo Tiškevičiaus vardu susijęs Tiškevičių giminės įsigalėjimas Žemaitijoje. Tame tarpe ir Raudondvaryje, kuris tuo metu priklausė Žemaitijai ir buvo vartai į Žemaitiją. Grafai Tiškevičiai valdė dvarus skirtingose Lietuvos regionuose ir visose juose buvo kaupiamos ir saugomos ne tik vakarų Europoje įsigytos vertybės, bet atvežtos iš Afrikos, Azijos ir tolimųjų rytų. Dvarai juose sukaupė vaizduojamosios ir taikomosios dailės vertybių rinkinius, atliko ne tik kolekcionavimo, saugojimo, bet ir reprezentacinę funkcijas. Mes turime panašią situaciją su nacionaliniais muziejais, kurie atlieka taip pat valstybės reprezentacinę funkciją. Todėl galbūt jie yra išskirtiniai. Muziejų kūrimas Lietuvoje prasideda XIX amžiaus pradžia regionuose. Pirmasis Lietuvių kraštotyros muziejus yra Dionizo Poškos baublys. Iki dabar tebesantis Bijotuose Šilalės rajone. Muziejų išskaptuoto šimtųkstantmečio ąžuolo kamiene 1812 metais įrengė žemaičių bajoras, rašytojas ir istorikas kultūros šviesuolis Dionizas Poška. Dionizas Poška baublyje sudėjo archeologinius radinius, istorinę ir etnografinę medžiagą, senovės dievų atvaizdus, įžymių žmonių portretus ir daugiau nei 200 knygų. Sudarė mažą bibliotekėlę. Baublio rinkiniais domėjosi mokslininkai, tautinio atgimimo veikėjai, prie jo buvo rengiamos dainų šventės, chorų pasirodymai, gegužiniais. 1824 metais šalia baublio buvo pastatytas ąžuolas mažesnis, pavadintas Baubliuku ir pavadintas Baublio broliu. Dionizui Poškai mirus surinktos senienos, paties jo valia pasklido po Lietuvą. Didžioji jų dalis pražuvo Pirmojo pasaulinio karo metais. Baubliai senovės lietuvių kultūros paminklas, neturintis analogo, išliko iki mūsų dienų. Jau. Gerai. Aš praleidau vieną skaidrę, kad galėtumėme susidaryti bendrą lauką, kaip atrodo. Tai šiuo atveju skaidrė iliustruojanti mano ankstesnę mintį apie teritorijas ir apie teritorinius vienetus. Kolegos gaila lietuvių kalba ir anglakalbiai arba kitomis kalbomis to nemato. Tačiau rodo, kad Lietuvoje yra 60 savivaldybių, tačiau mes turime tik tai 54 savivaldybių muziejus, 6 dar trūksta ir manau, kad tos savivaldybės ateityje įsteigs. Todėl ankstesnioji skaidrė, rodanti mūsų etnografinius regionus. Mes turim 5 Lietuvoje regionus: Žemaitiją, Aukštaitiją patį didžiausią, Dzūkiją arba Dainavą, Sūduvą ir Mažąją Lietuvą, kaip vientisą Lietuvos teritorijoje išsidėsčiusį etnografinės savybes atspindintį regioną, skirtingas etnografinės savybes. Gerai, dabar. Aha, na va. Tai
administracinis skirstymas Lietuvoje kelis kart keičiasi ir apskritys tarsi ir kaip administraciniai vienetai panaikinti, tačiau jie išlieka, o savivaldybės kaip buvo, tai taip ir tebėra, jos šiek tiek keičiasi, kartais persiskirsto ir atsiranda savarankiškesnių, kaip buvo sukurta Kalvarijos, Elektrėnų ir Kazlų Rūdos savivaldybės, mažosios vadinamos, na, bet kokiu atveju šiandien yra 60 Lietuvos savivaldybių. Pagal muziejų tipą skirstomi yra nacionaliniai, mes turim juos 4, 16 respublikinių, 62 savivaldybių, tai yra 20 metų duomenys, ir 26 viešosios įstaigos muziejai, 64 privatūs, 74 visuomeniniai, 312 mokyklų muziejų ir 6 virtualūs muziejai. Virtualūs muziejai žiūrėjau, kodėl taip suskirstyti, pagal virtualius turus buvo priskirti. Labai keistai atrodė, nes aš tikrai ieškojau, mes realiai Lietuvoje neturim virtualaus muziejaus šiai dienai. Tai suskaičiavus bendrą sumą buvo 2020 metais 579 muziejai Lietuvoje. Ką mes turime 2025 metų pradžioje, na, kada buvo pakeistas muziejų įstatymas, skirstymas šiek tiek pasikeitė ir buvo likę tik tai, reiškia, pagal naująjį skirstymą 4 nacionaliniai, 16 valstybinių ir 54 savivaldybių ir 37 kitų. Na, tie kiti muziejai, kurie buvo, tarsi pasklido priskiriami prie tų kitų, bet atsirado tvarkingesnis muziejų traktavimas ir šiandien turime tarsi ir sumažėjusi skaičių, tačiau pagal darbuotojus mes turim didesnį skaičių. Na, aš grįšiu į tą ankstesnėje, tai darbuotojų skaičius anksčiau buvo mažesnis, dabar mes turime didesnį skaičių darbuotojų muziejuose dirbančių. Savivaldybės, 60 savivaldybių, kaip sakiau, yra 54 dabar savivaldybių muziejai, kurie teikia ataskaitas. Savivaldybių muziejų bendryje, kurią atstovauju šiandien ir aš, tai yra užsiregistravusių, būtent registruotų narių, turime 49. Tai kadangi procesas nesibaigiantis yra, ir savivaldybės optimizuodamos kultūros įstaigų tinklą dabar kažkiek keičia ir jungia kažkodėl tai prie kultūros centrų, prie bibliotekų muziejus. Ir turime tokių liūdnų pavyzdžių, aš čia paminėsiu, kadangi esam visi kolegos, sakykime, Jonavos krašto muziejų, kuris buvo kaip savarankiškas ir puikiai atspindėjo Jonavos krašto istoriją. Šiandien jisai yra po kultūros centro sparnu ir tarsi ištirpo tose veiklose ir mes nematome nei savivaldybių muziejų veikloje dalyvaujant. Na, girdime kultūros centrą, tačiau muziejus jis toks kaip podukra tapo. Ir dėl to yra truputėlį gaila. Kai tuo tarpu Vilkaviškio krašto muziejus prijungtas prie kultūros centro, Paežerių dvaro, na, atrodo, kad direktoriai nėra pamotė. Ir ji bent jau atrodo, kad lygiaverčiai traktuoja tiek muziejų kaip savo dalį veiklos, tiek ir kultūros centrą. Na, aišku, tie jungimai yra labai skausmingi ir jie visada labai žeidžia muziejininkus, kurie iš tikrųjų dirba tą darbą šventą į ateitį. Kultūros centrų funkcija šiek tiek kitokia, bet čia jau yra valdžios požiūris. Ir, na, iš šiandieninės mūsų pozicijos po daugybės aptarimų galima teikti, kad vis dėlto nederėtų jungti prie kultūros centro ar bibliotekos muziejaus, tai geriau jau prijungti biblioteką prie muziejaus. Tai tada labiau atitiktų pirmojo mūsų Lietuvos kraštotyros muziejaus senojo baublio struktūrą ir tada atsirastų bibliotekėlė
prie muziejaus ir atrodytų žymiai geriau. Na, o kultūros centras galėtų puikiai vykdyti tas funkcijas. Aš kartais pajuokauju, na, muziejininkai tokia yra, žinote, stabili konstant medžiaga žmogiškoji, kuri sunkiai pastumiama yra. Todėl nedalyvauja politiniuose procesuose. O kultūros centrai, neįsižeiskite, jie yra lankstesni, tai jie ir su tais rinkimų lapeliais pabėgioja ir parenka rinkėjų, tai jiems palankumas visada valdžioje atsiranda toksai platesnis, geresnis ir kartais mes nukenčiame muziejininkai. Tai čia išsigodojau aš, nors ne pranešimo tema, bet jinai liečia tiesiogiai tai, kas vyksta šiandien realybėje muziejų lauke ir dėl ko mes kartais pergyvename, tai visada apeliuojame į savivaldybių tarybas ir į savivaldybių vadovus, kad jeigu jau jungiate, tai junkite prie muziejaus biblioteką ir kultūros centrą. Tai čia būtų toks prašymas iš konferencijos tribūnos. Tas senasis baublys Bijotuose, istorinė nuotrauka saugoma būtent Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Na, vėl aš leisiu savo pašmaikštauti, kaip matote, ta nuotrauka atkeliavusi iš Bijotų į nacionalinę Vrublevskių biblioteką. Tai aš turiu drąsos pasakyti, kad pirminiam etape 20-ojo amžiaus pradžioje krašto muziejai tapo donorais nacionaliniams muziejams. Nacionaliniai muziejai tiek nesugebėjo surinkti medžiagos iš karto, kad galėtų. Tai tie rinkiniuos, tos vertybės atsidūrusios vienaip ar kitaip krašto muziejų ekspozicijose, muziejuose, tapo dalimi vėliau tiesiog pervežtos buvo į Lietuvos nacionalinius muziejus ir tapo jų rinkinių dalimi. Tai mes galime tik didžiuotis, kad mūsų tas kraujas teka ir nacionalinių muziejų fondų venose. Dionizui Poškai mirus, surinktos senienos paties jo valia pasklido po Lietuvą, didžioji jų dalis pražuvo Pirmojo pasaulinio karo metais. Ir tai rodo, XIX amžiaus viduryje Lietuvoje jau buvo paplitusi grafo Eustachijaus Tiškevičiaus skelbta provincijos muziejaus kaip veidrodžio sąvoka. Muziejus kaip veidrodis turi rodyti savyje gamtą, jos turtus, istoriją, verslą, pramonę ir tapti krašto kultūringumo atvaizdu. Tai čia XIX amžius, tie patys grafai Tiškevičiai. 1918 metais atkūrus Lietuvos valstybę ir 1920 metais Kaunui tapus laikinąją sostinę, nes į Vilnių ir Vilniaus kraštą buvo okupavusi Lenkija, muziejinis gyvenimas suaktyvėjo ne tik Kaune, bet ir visuose Lietuvos regionuose. 1925-1932 metais Lietuvoje kasmet vyko kultūros kongresai. Pelikso Bugailiškio, Lietuvos teisininko, spaudos darbuotojo, žurnalisto, kraštotyrininko, muziejininko ir politinio veikėjo iniciatyva 1928 metais ir 1935 metais Kaune, 1933 metais Šiauliuose įvyko Lietuvos muziejininkų ir kraštotyrininkų suvažiavimai. 1935 metais buvo įsteigti senovės kultūros apsaugos kursai. To, ko kartais mums trūksta, ta edukacija jau vyko tada. 1922 metais įkurta Lietuvos nuo 1930 metų Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos katedra, padėjusi besikuriantiems kraštotyros muziejams, juos steigė ir išlaikė kraštotyros draugijos, apskričių administracijos, mokyklos. Na va, iš kur ateina mūsų muziejininkystės šaknys, iš to mūsų regionų, iš tos vadinamosios Lietuvos provincijos. Pirmieji kraštotyros muziejai buvo įsteigti 1922 metais Kėdainiuose, nuo 90 metų Kėdainių krašto muziejus, 23 Šiaulių apskrities valdyba įkūrė Aušros muziejų Šiauliuose.
Kiti kraštotyros muziejai įkurti Lazdijuose 24 metais, Klaipėdoje taip pat 1924, kuris nuo 1988 Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Panevėžyje 1925, nuo 1947 metų Panevėžio kraštotyros muziejus. Šiais metais šventęs 100-metį. Alytuje 28 įkūrė Dzūkų kraštotyros draugija muziejų. Taigi tas muziejų kūrimo vajus pasklido nepriklausomoje Lietuvoje labai plačiai. Ir čia seka vėl mūsų biržuose 28, nuo 1991 tapęs Biržų krašto muziejumi Sėla, Mažeikiuose 28, 90 buvo pervadintas į Mažeikių muziejų, Utenoje 29, vėliau tapęs Utenos kraštotyros muziejumi, 1930 metais mokytojas Jonas Šiaučiūnas Kernavėje įsteigė kraštotyros muziejų. 1962–89 jis buvo Trakų istorijos muziejaus padalinys ir vadinosi Kernavės istorijos muziejumi. O dabar valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas. Štai iš to mažos iniciatyvos šiandien turime unikalų UNESCO paveldo saugomą teritoriją, kurioje vyksta unikalūs, nepakartojami renginiai, ugdomosios programos, pažintinės ugdomosios programos, edukacijos. 1932 įsteigiamas Telšiuose Žemaičių senovės mėgėjų draugijos dėka Alka muziejus. Dabar ir tebe vadinamas Alkos muziejumi. Ir Vlado Putvinskio muziejus Kelmėje, Rokiškyje nuo 1933 metų, o dabar vadinamas Rokiškio krašto muziejumi. Tada ir Marijampolėje steigėsi, dabar jau jis išsiplėtęs yra Švenčionyse nuo 1934, dabartinis yra Nalšios muziejus, Zarasuose, Kretingoje ir dabar Kretingos muziejus. Nuo 20 amžiaus 40-mečio pradžios kai kurie muziejai buvo remiami švietimo ministerijos. 1935 metais buvo įregistruota 15 kraštotyros muziejų, iš jų 8 priklausė visuomeninėms draugijoms, 6 apskritims ir 1 Lietuvos šaulių sąjungai. Vlado Putvinskio muziejus Kelmėje įsteigtas 1932 metais. 1937 metais praeito amžiaus Kražių parapija įkūrė Kražių skerdinių muziejų, surinkta medžiaga apie 1893 metų Kražių skerdinės. Garsėjo pavieniai kolekcininkai tuo metu. Šilutės dvarininkas Hugo Šojus turėjo gausią archeologinių radinių iš Klaipėdos krašto senkapių tautodailės kolekciją surinktą iš vietos gyventojų, spaudos rinkinį. Na ir šiuo metu vykdomas Hugo Šojaus projektas keliauja per Lietuvą. Turime būtent faraonų kapuose saugomą unikalią skulptūrėlę Ušeptą, kuris prieš kelias dienas buvo pradėtas eksponuoti Raudondvaryje, Kauno rajono muziejuje. Taigi, ta sklaida muziejų 20 amžiaus 4-10-metyje be galo aktyvi ir padedanti pagrindus dabartinių muziejų tinklui. Vilniaus senienų muziejus, pirmasis viešas muziejus Lietuvoje. Jis buvo įkurtas 1855 metais Vilniaus archeologijos komisijos iniciatyva, perkeliant jį į Vilniaus universiteto aulą, privatų grafo Eustachijaus Tiškevičiaus muziejų ir plečiant jį. Taigi, tos kolekcijos atkeliauja iš regionų į didžiuosius miestus ir į mūsų ugdymo institucijas ir mokslo. Kaip ir dauguma to meto Europos muziejų, faktiškai šis muziejus buvo visuomeninis.
Eustachijus Tiškevičius kreipėsi į visuomenę prašydamas remti muziejų daiktais ir lėšomis, skatino dvarininkus senienas kaupti ne tik savo muziejų daiktais ir lėšomis, skatino dvarininkus aukoti ir pateikti tai, ką turi visuomeniai. Be pačių komisijos narių į eksponatų rinkimą krašte aktyviai įsitraukė ir eiliniai valstybės tarnautojai, moksleiviai. 1858 metais muziejui aukojo 195 žmonės, o 1862 aukotojų buvo jau dvigubai 323. Jie muziejui padovanojo 6595 eksponatus. Grafo veiklą atspindi mokslinės ekspedicijos po Skandinavijos valstybės, surinkta archeologinių titnaginių kirvių kolekcija. Muziejus visuomenėje atvėrė 1856 metais ir buvo perkeltas į uždarytą Vilniaus universitetą po 1830. Prašau. Aha, gerai. Taigi, kaip bedėliosime šitos istorinius faktus, visada sugrįšime prie to, kad krašto muziejai yra pagrindas visai Lietuvos muziejininkystei. Ir šiandien muziejai yra vieni universaliausių instrumentų. Dar truputį keletas nuotraukų. Vieni universaliausių instrumentų, kurie realizuoja esminės kultūros funkcijas, socializacijos, inkultūracijos, integracijos, ankstesnių kartų sukauptos socialinės patirties saugojimo ir kitas funkcijas. Ypač didelę reikšmę šią prasme jie turi provincijoje, kur be vienintelės kultūrinės institucijos yra muziejus, viešoji biblioteka ir kultūros centras. Na, ką mes ir pradėjome šnekėti. Pastebim, kad muziejai prisidėdami prie socialinės erdvės kūrimo tapo sudėtinė socialinio gyvenimo dalimi, ilgainiui plėtojantis socialiniams ryšiams, kuriasi tradicijos, bendri įpročiai ir susidaro kultūrinė erdvė, dėl ko ir sakėme, kad verta investuoti į muziejus. Regionų muziejų uždavinys yra padėti suvokti, iš kur kilome ir numatyti ateities kryptį. Ten, kur egzistuoja įtampa, muziejai tampa neutralia erdve įvairioms grupėms sužinoti apie vienas kitą. Regionų muziejų tikslas yra tarnauti savo bendruomeniai, atliekant neformalų švietėjišką darbą bendruomenėje, užmezgant dialogą tarp gyventojų bei pašaliečių, turistų. Pristatant turistams bendruomenės istoriją, savo reikšmę, nemažiau svarbus yra visi maži muziejai. Ir baigdamas noriu pasakyti, Lietuvos savivaldybių muziejai prisidėdami prie socialinės erdvės kaip dialogo platformos tarp praeities ir dabarties kūrimo tapo sudėtinė regionų socialinio gyvenimo dalimi, ilgainiui plėtojantis socialiniams ryšiams, kuriasi tradicijos, bendri įpročiai, formuojasi kultūrinė erdvė visuomenės ir muziejaus dialogo platforma, identifikuojantį krašto istorinės, kultūrinės ir socialinės vertybės. Taigi regioninių muziejų kaip administracijos vieneto istorinės atminties saugotojo institucijos reikšmė auga. Jie lemia gilesnius socialinius ir kultūrinius reiškinius. Ačiū.